Gerai, dabar pritaikysim mūsų kolonėliai materijas. Taip, pirmiausia, nusipieškim plain. Aš padarysiu ją didelę, kad nesimatytų. Horizonto. Na gerai, sakykim, bus tai, dabar ją žemiau šiek tiek nugabenkim. Gerai. Taip, pirmiausia, dabar aš parodysiu, kodėl skėliau dėžę į 2 segmentus. Va, pažymiu dėžę. Dar paspaudžiu F4, jeigu nesimato mum linijų visų. Štai, taip, gerai. Einam į Editable Poly mūsų ir randam kampus. Dabar pažymėkim kiekvieną šitų kampų. Tai paspaudžiu vieną, paskui su Alt ir ratuku pasuku vaizdą, kad matyčiau kitus. Laiku Ctrl. Ir patį apatinį. Ar mums reikia apatinį pažymėti. Taigi pažymėjau visus mūsų kampus. Segmentus tuos ir dabar aš juos pritrauksiu arčiau. Ups. Čia. Gerai. Dabar spaudžiu šitą, pasirenku šitą, Grow. Taip. Žymėsiu iš priekio. Gerai, ir padarysiu ją atskiru objektu. Tai yra detach. Užvadinsiu priekis. Gerai. Gerai, dabar taip, spaudžiu M raidę. Taip, pirmiausia, sakykime, mūsų apvadai bus metaliniai. Arch and Design, išsirenku metalą, nežinau kurį geriau, gal brushed. Gerai. Tuo atžymėsiu. Tai metalas. Ant kito dabar. Dar ant kito. Ir dabar viduriukus padarysim kokius įdomesnės spalvos, tarkim, raudonus. Taip. Atspindį šitai sumažinsiu apie 0,3. Visiems pritaikau. Mūsų burbuliukai bus Arch and Design ir Rubber. Oi. Taip pat ir šitas. Ir dar vieną atvadą galim padaryti taip pat metalo. Tik šį kartą satinę metalo, šiek tiek toks. Taip, dabar priekis, tarkim, bus šitoks. O nugara dėžės bus medinė, Arch and Design, išsirenku kai kurį iš medžių. Tarkim, aš jums suglosi, nutempiam, užmetam. Gerai. O mūsų pagrindas taip pat gali būti mūsų Rubber. Na, sakykim taip. O plain bus Arch and Design
su reflektyvi tik kokiu 0,1 ir baltos spalvos. Nutempiam, užmetam. Turim kažką tokio, aš padarysiu dar vieną kopiją. Laikau Shift, tempu. Ok, ir pasuksim. Va, turim dvi vienodas kolonėles. Ir atitrauksiu. Na, manau, bus gerai. Dabar spaudžiu Show Save Frame. Priartinsiu. Na, manau, šitaip gal ir neblogai atrodys. Gerai, dabar dar įsirenkam, kad būtų Indirect Elimination. Enable Final Gator. Aš padarysiu kokią vidutinę kokybę. Tada pasirenkam Environment Map, kad kai ką atspindėtų, kadangi atspindintis mūsų paviršiai. Bitmap. Aš susirasiu HDR atvaizdą. Power Studio, mano mėgiamas. Open, OK. Ir Skylight. Gerai, ir spaudžiu Render.